tas rusofobiškumas tai atėjo iš kur nors, iš jų, kitų aršių, galingų struktūrų, kurios buvo sukurtos iš karinių struktūrų. Juk čia panašus variantas, kaip kad buvo Hitlerio laikais. Pačioj pradžioj, kol Hitleris nebuvo atėjo į valdžią. Buvo tam tikros grupuotės. Buvo šturmo grupuotės. Buvo išlaikomos tam tikrais pinigais ir ginkluotos. Ir pastoviai ten keldavo kipišus ir panašiai taip toliau. Hitleris garantavo, kad toliau jau čia saugos Čekoslovakijos sienas, naujas sienas, reiškia, net ir pats įsibergo, po 6 mėnesių užėmė visą Čekoslovakiją su visa jos karinė pramonė ir į Paryžių po to važiavo su Škodos tankais. Tai ir tik tada jau pabudo Europą, Jėzus tu mano, reikia kažkaip tai dabar jau čia pradėti rūpintis gynybą. Putinas nošį nusišnipšė ir Jėzus Marija pagatavi trumpai aiškiai klausyginai sauskelnes dėtis jau. Mes tikrai turim planus, kad mes mobilizuojamės, kad mes sukeliam pinigus, kad mes užkuriam pramonę, tam, kad įtikintumėm Putiną, kad jis nebandytų vėl kokios nors savo karinės avantūros prieš kurią nors ES šalį. Karą galima pabandyti sukelt. Ir tų provokacijų tikrai turėtų atsirasti ir labai neužilgo, nes visi yra išsigandę ir visi bijo, kad iš tikrųjų Rusija su Jungtinėm Amerikos valstijom nesusitartų. Turėkim minty, kad jos, jeigu tarsis dėl priežasčių šito viso vyksmo, kas vyksta Ukrainoje, o ne dėl pačios Ukrainos. Man labai dažnai primena 30-ųjų metų Europą, dabartinę situaciją. Kai Čerčilis vienišas bėgioja po Britaniją ir po Europą, šaukdamas žiūrėkite į Hitlerį, Hitleris ruošiasi karui prieš Europą, reiškia, didina visą gamybą, karinių ginklų, ten laivyną stato, tankus gamina ir taip toliau, o Europa nieko nedaro. Bet europiečiai Čerčilio žodžius visiškai, maždaug, kad tu čia, žinai, keistuolis čia. Ne todėl Rusijai naudinga, kad jinai pasiruošia okupuoti Europą. Kiek kartų galima sakyti, neis jinai į Europą. Neis, nereikalingi mes esam jai. Bet vystymuisi, taip, jai reikia apsaugos būtent Ukrainoje. Paskelbkim šiandien, tegul išima Ukraina NATO reikalavimą iš savo konstitucijos, kuris beje buvo įvestas niekada nors kitur prie Porošenko. Ir pasibaigs labai daug kas.